Sveiki, čia Čezarės ateljė. Šį kartą pamokysiu siuvinėti kryželiu. Čia jau esu pradėjęs tokį darbą. Taigi, pirmiausia papasakosiu apie medžiagą. Aš naudoju Aida, nežinau kaip teisingai ištarti, 14. Matot, tokie langeliai šiek tiek didesni, bet ne per didžiausi. Siūlus naudoju DMC, nes jie man labiausiai patinka, o karoliukus, kaip matot, tiesiog kokius jau randu nusipirkti. Šitos medžiagos į lankelį nededu, kai kurie žmonės siuvinėja su lankeliu, bet aš siuvinėju tiesiog taip paprastai pasiimu. Ir apie siūlus ką papasakosiu. Tai siūlai, kaip matote, yra tokie mulinę. Susirasti reikia galą, atsikirpti tiek, kiek norisi. Ir, kaip matot, čia yra kelios gijos. Ir tiesiog vieną atsiskirti ir siuvinėti su viena. Yra žmonių, kurie netgi visą šitą į adatą susiveria, bet aš taip nedarau, vieną giją. Įsiverti į adatą, perlenkti pusiau ir užmezgu mazgelį. Toliau, ką papasakosiu, tai kad aš visada pirmiausia pasirenku vieną siūlą, vieną spalvą. Ir su jie pirmiausia išsiuvinėju, po to imu kitą spalvą, su jie siuvinėju. Ir prieš siuvinėjant susižymiu būtent langelius, kuriuos turiu išsiuvinėti. Dabar kokį parkerį naudoju? Naudoju paprasčiausią parkerį. Jisai čia gal ir gelinis, bet tiesiog rašalinis. Tiesiog tokį parkerį. Jisai plonu galiuku. Yra specialių pirkti parkerių, kurie išnyksta tiesiog su laiku, bet aš juos išbandžiau, man nepatiko, kadangi siuvinio tikrai nesiuvinėju taip greitai, kad tiesiog išnyksta greičiau negu aš susiuvinėju. Taigi naudoju tokį raudoną. Taigi, pirmiausia parodysiu, kaip tuos kryžiukus daryti. Pirmiausia, iš apačios įsiveriam siūlą. Ir skersai kryžiuko čia yra, matot, skylutės ir labai paprasta. Štai ir pusė kryžiuko. Tada duriu į kitą skylę. Ir vėl iš šitą. Ir štai kryželis padarytas. Ir taip visus, kur esam pasižymėję. Tie backstitch ar mašininiai dygsniai, tai tiesiog jie suteikia paveikslui gerokai gražesnį išvaizdą. Karoliukai taip pat. Na, o mano darbų galite rasti, pažymėsiu čia apačioje tinklalapį savo, tinklaraštį, tai yra, ten ir schemų įdedu visokių, galbūt kokios patiks, pridėsiu aišku daugiau, nes tik nesenai sukūriau tą tinklalapį savo. Tai ir tiek parodžiau, kaip siuvinėti kryželiu. Labai paprasta, tiesiog įstrižai eiti. Mano mokslai kryžiuku ir buvo paprasčiausi, kad
tiesiog žiūrėjau, kaip darbai išsiuvinėti yra ir paprasčiausiai net nesimokiau ir žurnalų neskaičiau, jokių dar neturėjau, tiesiog savarankiškai išmokau tiesiog iš niekur, tiesiog natūraliai. Ir esu jau išsiuvinėjęs nemažai darbų. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote ir dar pridedu Instagramo mano su paveikslais. Labai būtų malonu, jeigu pasektumėte. Ačiū, kad žiūrėjote ir viso gero.